Dėmesį pirmiausiai patraukė labai moteriškas knygos viršelis, o paskui intriguojantis pavadinimas, puikiai žinomas kiekvienam šių dienų žmogui, gyvenančiam naujų pažinčių ieškojimuose. Knyga Paskutinė Tinderio žinutė aktuali visiems, kurie vienaip ar kitaip yra išgyvenę santykių griūtį ir tikisi, kad galbūt už parašytos Tinder žinutės slypi tai, ko mes visi ieškome – meilės. Bet šios knygos žinutė švelniai primena, kad nuolat ieškodami ryšio išorėje kartais pamirštame ryšį su savimi. Pamirštame savo pasirinkimus ir tikrus jausmus, kurie labai greitai nuskęsta šiandienos greitame pažinčių pasaulyje.